Sveiki visi, sveiki atvykę į mano Julytės virtuvėlę, tikrąją to žodžio prasme. Fone sėdi mano sesė ir juokiasi iš manęs, jinai griežtai atsisakė filmuotis. Šiandien mes su sesė nutarėm susukti kastinį. Abi esam kilusios iš žemaičių šeimos, mūsų abu tėvai yra žemaičiai nuo pajūrio ir mūsų tėtis visą laiką vaikystėje sukdavo kastinį. Bet paklausus tėčio recepto, tai yra maždaug tiek grietinės, tiek kefyro, tiek sviesto ir suki, kol susisuka. Tai yra neįmanoma pagal jo receptą kažkaip tai susukti, tai dabar žiūrim YouTube visokių receptų ir bandysim kažką sukurti. Video kastinys iš kefyro. Mūsų motina darydavo, aš žiūrėdavau, paskiau kažkaip sugalvojau. Mūsų tėtis taip darydavo, o mes žiūrėdavom, bet nieko neatsimenam. Mes imam molinį. Mes pradedam nuo sviesto, atsimatuojam apie 200 gramų, maždaug taip jį kubeliais pasidarom, kad jisai greičiau suminkštėtų. Tada susirandam 500 ml kefyro. Vaikai groja, kone. Einam toliau žiūrėti, ką ieškosim šaldytuve. 4 skilteles česnako suradau, duodu sesiai, tegu lupa. Šitą sviestą taip jau pradedu minkit, o tenais jau užsikaičiau puodą su vandeniu, kad reikalui esant šitą viską pasišildyti. Žodžiu, į šitą sviestą tokį mes po truputį pilsim kefyrą ir maišysim, suksim tiksliau. Pagal laikrodžio rodyklę reikia, taip, tik tais pagal laikrodžio rodyklę. Suksim tol, kol išgausim norimą masę. Masę mes labai gerai atsimenam, kokia turi būti iš vaikystės. Ta prasme, čia jau neprašausim. Žiūrėsim, kaip seksis. Ką dar sesė pasakysi? Suksim, kol susuksim. Taip, čia mūsų tėčio receptas. Suki, kol susuki. Taip, sviestas jau toksai minkštutis darosi. Geriau būtų, kad jis dar minkštesnis. Būtų, kad jau jisai suktųsi. Taip, minkštinu. Atsikraustam prie viryklės jau, kad turėt šalia mūsų vandens vonelę. Ir jau sviestas taip minkštutis. Tuoj pradėsim pilti kefyrą čionais. Sese, ateik, tu būsi kefyro pilėja. Gerai. Sese, žiūrėk, jau čia galima pilti kefyrą, kaip tau atrodo. Taip, po šlakelį, kaip sakė. Po šlakelį, palaukit, parodom sekėjams. Sviestas atrodo taip. Po šlakelį pilam kefyrą. Negalima džagario ranka pilt kefyro, nepatiks kastinį. Ai, tik pagal laikrodžio rodyklę. Taip, mes nusprendėm biškį pašildyti. Ant šilto vandenuko, kad kefyras pradėtų jungti su sviestu. Nes kol kas nesijungiam. Visai nesijungia, atsiskyrė, man rodos. Ne, tai sviestas yra per šaltas, kad susijungt su kažkuo jam. Mano manimu. Viskas čia gerai, žiūrėk. Jau kabinasi. Kabinasi jau. Nuimam. Įpili šalto kefyro ir sviestas pradeda kietėti. Kaip sakiau, keiktis? Lietuviškai. Po 100 pypkių reikia sakyti. Tu pilk man kefyriuką, sese. Biškį pašildom. Vėl, kad sujungt. Palauk, čia reikia viską šitą rodys, ką tu darai, sese. Šildyt, man rodos. Šildyt? Tik ką šildžiau, bijau peršildyti irgi Ievą. Ievūžė. Bet matosi, kad taip biškį. Manai užteks? Man tai čia iš viso atrodo gatavo. Kastinys. Nupilk tada daugiau. Ką, bandau darau. Man tai čia grinas kastinys, jau ir konsistencija tokia. Jau gana atrodo. O tokia va. Ragaujam druskos. Druskos dar reikia būtinai.
Ir jau česnaką gal nedėt, ne? Tai reikia, jau išėjo kastinys. Išėjo Jau nebebus blynai. Sesė blynus daro, kai nesigauna kastinys, iš tos masės kepa blynų. Kelias dar būtinai. Visada kastinį reikia daugiau druskos, kaip tėtis sakė, ir iš tikrųjų. Daugiau negu atrodo, kad jau gana, tai dar čiučiut dadėt. Nes kai jis atšala, tai jau labai gražus. Nu, dar šaukštelį druskos, sesė. Čiučiut? Truputį. Nu, gal ir užteks. Tada tarkuojame tai va česnaką mes su tarkutė tokia ir dedama. O! Visas įkrito. Tarkuo gal vieno užteks skiltelės, Taip, nes užteks, čia nes čia labai didelis. česnakas iš Prancūzijos. Labai didelis Atvežtas labai galvas. stiprus, tikras česnakas. Pas mus Norvegijoje česnakai labai nečesnakiški. Nu, įdomu, ką pasakytų tėtis. Nu, dėk tą česnaką. Ir krapus, o jėtus, koks kastinys be krapų, pjaustom krapus, sesė. Dabar dėsim krapus. Krapus supjausti, Taip, krapų žiedus beveik, nes krapų nėra. bet už tai švieži. Nu ir ką, ieško mindelių, sesė jau dėti kastiniui. Iš pirmo karto. Kas moka, tas padaro. Svarbu nebijoti, bandyti. Ir man atrodo, kad mes turime paruoštą kastinę. Na ką, aš noriu pasakyti, mums iš pirmo karto labai sėkmingai gavosi kastinys. Mes jį va taip gražiai krauname į tokius indėlius mažiučius. Linkėjimai visiems, kas mus žiūri. Dar padarysim video ragavimo kastinio. Linkėjimai tėčiui, jeigu jis mato, mamai. Mums pavyko. Dedam kastinį į šaldytuvą. Jisai sustings per kelias valandas ir valgysim žemaitiškai, kaip mus mokė tėtis, su karšta bulve. Ir bulvės verdamas su lupina. Būtent su švarkeliais, kaip mūsų Taip. tėtis sakydavo. Bulvė su švarkeliais ir kastinys. Karšta bulvė. Būtinai. Sekančiam video.